Tai reiškia, turim tam tikrai sudėtingą integraciją. Ir kaip matome, kaip minėjau, pastate mes turime ir radiatorius, mechaninę įrangą, turime ir statybinius komponentus, turime ir baldus, ir kitus elementus. Tai reiškia, statybinis projektas yra žymiai komplikuotesnė sistema, negu paimsim tik tai mechaninę įrangą, tai, kaip matome, yra jau integruojama į pastatą. Ir per šią platformą galime valdyti labai didelius kiekius duomenų, tai reiškia pastatas, kuriame yra daug skirtingų geometrinių objektų, kurie skirtingai atvaizduojami, skirtinga modeliavimo technika buvo pritaikoma ir šie objektai turi būti pakankamai gerai atvaizduojami, supaprastinami, kad visi šie duomenys būtų paprastai peržiūrimi tokiai platformai, pavyzdžiui, ir galima su jais atlikti tam tikrus veiksmus. Tada galim kiaurai persipjauti, pasižiūrėti iš vidaus, kas kur, kaip integruota, instaliuota, kokie elementai ir komponentai. Tai visi CAD arba BIM arba tiesiog kompiuterinės grafikos sprendimai, jeigu žiūrim iš inžinerinės pusės, gimė mechanikos inžinieriai, tai visi brėžiniai ir taip toliau atsirado dažniausiai norint sukurti detalės komponentus ir paskui tampant kompiuteriniai įrangai galingesniai atsirado galimybė užkrauti didesnius kiekius duomenų, tai reiškia visą pastatą, visus duomenis pastato ir CAD principai, kompiuterinės grafikos principai buvo adaptuoti statybos industrijai. Tai šiai dienai statybos industrija, žiūrint iš kompiuterinio projektavimo pusės, atsilieka kol kas, iš skaitmenizacijos pusės atsilieka, daug yra tokių komponentų, kurie kitose industrijos šakose jau yra stipriai pažengę į priekį.